Taigi pagaminome puikias šokoladinės spurgas su šokoladiniu padažu, jos tiesą pasakius staigiai dingo, reikės vėl eiti kept. Na, o antram savo receptui gaminsiu vėlgi tokias, galima sakyti, spurgas. Gaminsiu kukurūzinį dešrainį. Maistas ant pagaliuko jau nuo vaikystės asocijuojasi su maloniais dalykais. Ar tai ledai ant pagaliuko, ar ledinukas, galų gale cukraus vata vėlgi daroma būna ant pagaliuko. Tai kodėlgi nepadarius kažko nesaldaus ir lygiai taip pat skanaus irgi ant pagaliuko. Bus patogu valgyti, žaisminga, tiks įvairiausiam šventėm. Pradėsiu nuo tešlos. Kukurūzinis dešrainis, kukurūzinis dėl to, kad bus kukurūzinėje tešloje. Tai pirmiausia, reikėtų, žinoma, kukurūzinių miltų. Jų tikrai dabar nėra labai sudėtinga rasti ir reikėtų tokių smulkesnių kukurūzinių miltų. Tarkim, miltų reikės maždaug 1,5 stiklinės arba 180 gramų. Taip pat reikės paprastų kvietinių miltų. Kukurūziniai miltai beveik neturi glitimo. Jo yra labai mažas kiekis. Tam, kad visą masę surišt ir kad jinai kepdama aliejuje neišplauktų, vis tiek reikia truputėlio kvietinių miltų. Taigi kvietinių miltų reikia maždaug stiklinės, truputėlį daugiau arba apie 150 gramų. Ir žinoma, kad kepdamas dešrainis išsipūstų kaip spurga, reikia kepimo miltelių. Kepimo miltelių reikėtų maždaug šaukšto. Ir dabar visus šitus sausus ingredientus tiesiog išmaišau, kad tolygiai pasiskirstytų ir kepimo milteliai, ir puikiai susimaišytų abiejų rūšių miltai. Ir antra tešlos dalis, reikia sumaišyti taip vadinamus šlapius ingredientus. Reikės vieno kiaušinio, žinoma laisvai laikomų vištų kiaušinio. Jisai atliks irgi rišančiąją funkciją tam, kad tešla nepabėgtų kepdama. Taip pat pienuko reikės maždaug 2 stiklinių pieno. Tačiau viso pieno iš karto nepilu. Įsipilsiu maždaug 1,5 stiklinės ir vėliau maišydamas tešlą žiūrėsiu. Turi gautis tokia vaflių konsistencijos tešla. Nei per skista, nei per tiršta. Cukrus, maždaug porą šaukštų. Žiupsnelis druskos ir maždaug 3 šaukštai aliejaus. Aliejus suteiks tešlai tokio šlapumo, kai iškeps. Ta prasme, tešla nebus sausa, jinai išliks drėgnesnė, bus žymiai skanesnis vėliau kukurūzinis dešrainis. Dabar viską išplaku ir palengva įmaišau į sausus ingredientus. Masė iš tikrųjų šiuo momentu tik išmaišius atrodo tokia, kokia ir turi būti. Tačiau pastovėjusi 5 minutės, 10 minučių, jinai sutirštės. Miltai išbrinks ir jinai taps daug tirštesnė. Tad šlakelį pieno įpilu iš karto, gerai išmaišau ir reikės palikti tešlą maždaug 5-10 minučių pastovėti, kad jinai gautų tą savo tikrąją formą. Tokią, kokią naudosim būtent kepimui. Taigi jau įsijungiau ir pradėjau kaitinti aliejų, jis turi kaisti iki maždaug 160-170 laipsnių. Ir žinoma, reikia dabar pasiruošti dešreles ant pagaliuko. Būtent šį receptą išsirinkau todėl, kad mano vaikas nelabai valgo mėsos. Tačiau vienintelė rūšis mėsos, kurią tikrai valgo, yra būtent pieniškos dešrelės. Tad tešloje kepta pieniška dešrelė, mano manimu, bus tiesiog idealus toksai užkandis maistas būtent jos šios dienos gimtadienio proga. Žinoma, pagaliukas, dešrelė ir tiesiog užveriam ant pagaliuko. Tie, kas norėtų kažko įdomesnio, pikantiškesnio, sugalvojau štai tokį variantą. Turiu tiesiog sūrio lazdelę ir griežinėlį vytinto kumpio. Taigi, užveriu ant pagaliuko sūrio dešrelę ir suvynioju sūrio lazdelę į kumpį.
Tam, kad susiklijuotų, panaudoju truputėlį tešlos ir štai turiu dar vieną tokį skanėstą. Na, galima padaryti ir be kumpio, pavyzdžiui, tik tai sūrio lazdelę. Visus šios 3 variantus jau tuoj pabandysim iškepti. Žinoma, galima būtų tiesiog įmerkti tešlą ir kepti, bet dar papildoma tekstūra bus tiesiog kažkas kito lygio. Taigi, kadangi kukurūzinis dešrainis, tai padarysim jį tiesiog maksimaliai kukurūzinį. Merkiam į tešlą, matot, kaip patogu į tokį siaurą indą. Perteklių reikėtų kuo labiau nukratyti ir apvolioti kukurūzuose. Ir dabar atsargiai į įkaitintą aliejų. Taip iš karto nepaleiskite, nemeskite. Palaukite, kol tešla truputėlį apkeps. Na, tai užtruks 5 sekundės, nedaugiau. Tuomet nepridegs prie dugno. Ir paleidžiu. Sūrio lazdelę. Sūrio lazdelę apvoliosiu panko džiūvėsėliuose. Ir lygiai taip pat, truputėlį sukamaisiais judesiais, palaikau keletą sekundžių ir paleidžiu. Na ir paskutinis, šį iškepsime tiesiog be jokių džiūvėsėlių, be jokių trupinukų, tiesiog bus sūrio lazdelė su kumpiu tešloje. Na, tik iškepus tikrai rekomenduočiau palaukti keletą minutėlių, kad truputėlį atvėstų, bet šiltas šis užkandis yra pats skaniausias, ypatingai su sūriu. Taigi pradėsiu nuo sūrio su panko džiūvėsėliais. Tiesiog gardumėlis. Tešla nuostabiausiai purutė, minkštai kramtosi, labai skanu. Labai skanu. Na, dabar ragaujam pagrindinį kukurūzinį dešrainį su kukurūziniais dribsniais. O jau traškumas. Na, kol kas tai mano favoritas, nes būtent traškus dribsniai, vėlgi purutė, minkštutė tešla ir žinoma dešrelė. Na, kaip pasigaminti šios dienos fantastiškus receptus, tai yra šokoladinės varškės spurgas bei šias spurgas, o tiksliau kukurūzinius dešrainius, jūs sužinosite užsukę į mūsų puslapį gardugardu.lt bei apsilankę socialiniuose tinkluose. Na, o su jumis pasimatysime jau kitą šeštadienį su dar 2 nuostabiais receptais. Iki!